Labas vakaras, jūsų ekranuose Kėdainiai ir Baltijos krepšinio lygos rungtynės, kurios netrukus turėtų prasidėti ir šiandien žais vietos Nevėžio ekipa su Estijos komanda, tai yra su Rakverės Tarvas ekipa. Rungtynių pradžia, kaip ir minėjau, jau netrukus ir tikrai turėtų būti labai įdomi ir atkakli kova. Estai, kalbant apie šią komandą, užima aukštesnėje vietą nei šiuo metu yra mūsų Lietuvos ekipa. Nevėžis kol kas 0-3 pagal pergalės ir pralaimėjimus. Ir tai yra kol kas C grupėje ta paskutinioji vieta. O kalbant apie Tarvas ekipą 2-1 pagal pergalės ir pralaimėjimus. Ir tai yra trečioji pozicija. Bet vėlgi, kalbant apie Baltijos krepšinio lygos turnyrinės lentelės padėtis visose C grupėse nėra taip jau labai svarbu. Ta pirma, antra, trečia, ketvirta, penkta vietos. Svarbiausia yra rezultatai, nes būtent pagal tuos rezultatus ir bus dėliojamos komandos kitame etape, kuriame jau yra 3 praėjusio sezono geriausios Baltijos krepšinio lygos komandos. Tai yra čempionė Šiaulių ekipa, kuri yra nominuota kaip pirmoji vieta. Tame aštuntfinalyje antroje pozicijoje yra Tartu Rock komanda, o trečioje vietoje yra Ventspils. Ir tos 3 komandos užima nuo pirmosios iki trečiosios vietos, o po to kitos kovos dėl tos pirmosios 13 pozicijos tame pirmajame etape ir pagal pergalių ir pralaimėjimų skaičiuosis, kaip ten viskas atrodys. O kalbant apie Nevėžį ir šios komandos tikslus šiame sezone, kaip kalbėjo Virginijus Sirvydis prieš šias rungtynes, yra svarbiausia tiesiog patekti į tą antrąjį etapą. Tai yra kol kas Nevėžio komandos tikslas ir matysime, ar pavyks jį įgyvendinti. Kol kas situacija yra tokia, o rungtynės dabar jau tikrai netrukus prasidės. Ir dėl pirmojo kamulio kovoja Nevėžis ir Tarvas, ir pirmąjį kamulį atkovoja šeimininkai. Šiandien Tomas Jasevičius yra vyriausiasis rungtynių teisėjas, Vilius Mačiulaitis ir Rytis Sabas talkina Tomui Jasevičiui. Valdas Vilius yra šių rungtynių komisaras, o startiniai komandų penketai šiandien yra tokie. Rytis Bilertas pelno pirmosius taškus. Jo numeris yra 18, taip pat žaidžia trečiasis Tomas Rėjus Deivisas, 5 Roderikas Kemforas, 13 Aleksandras Kliujevas ir 22 Markusas Monro. O kalbant apie Tarvas ekipą, 5 numeris Stenas Timų Sokas, 10 Robertas Petersonas, 11 Deividas Hotonas, taip pat 17 Kasparas Ciprusas ir 24 Brandisas Reilis Rosas. Tokie yra startiniai komandų penketukai. Treneriai Virginijus Sirvydis ir Andresas Soberis. Virginijus Sirvydis, žinoma, Nevėžis, o Andresas Soberis. Tarvas, na, galbūt visų pirma norėčiau trumpai pristatyti tą varžovų komandą, su kuria šiandien tenka žaisti Nevėžiui. Manau, kad tikrai daugelis, na, visi, ko gero, nesame susipažinę su tuo estišku krepšiniu. Na, bent jau daugelis mūsų Estijos lygoje Tarvos komanda šiuo metu užima 5-ąją vietą. Tai yra 4 pergalės ir 3 pralaimėjimai šios ekipos sąskaitoje. Tolimas ir netaiklus metimas prameta dabar 10 numeris Robertas Petersonas. Ir yra tokių krepšininkų, kurie yra statistinėse grafuose aukštose pozicijose. Estijos lygoje ten sužaista daugiau rungtynių ir Sokas užima 10-ąją vietą pagal pelnytus taškus, 13,5 per rungtynes. Pagal atkovotus kamuolius yra tikrai pavojingas Kasparas Ciprusas, Latvis, kuris per rungtynės atkovoja po 8,20 kamuolio. Estijos lygoje pagal rezultatyvius perdavimus tas pats Sokas yra tikrai pavojingas. Beje, Augustinas Pečiukevičius, lietuvis, pirmauja po 5,1 rezultatyvus perdavimų atlieka. O kalbant apie Tartu atstovą Soką, jis yra trečioje pozicijoje po 4,7 rezultatyvaus perdavimo. Ir pavojingas, sakyčiau, taip pat yra ir Tarvos atstovas Stumbris. Dar vienas latvis, Robertas Stumbris, kuris kol kas ant atsarginių žaidėjų suolo ir jis blokuoja po 80 metimo per rungtynes. Netaiklus metimas, kol kas Nevėžis pirmauja 2-0 šiose rungtynėse. Tarvas dar taškų nepelnė, iš toli meta ir dar kartą nepataiko. Petersonas kol kas tikrai taip nebijodamas ir drąsiai atakuoja iš 3 taškų zonos. Ir dabar pirmosius taškus pelno Sokas. Na, kalbant apie Nevėžio ekipą ir jos bėdas šiandien, tų bėdų tikrai yra ir yra nemažai. Ko gero, daugelis žinote, kad Gediminas Maceina yra išvykęs į Mažeikių komandą ir prieš rungtynės Virginijus Sirvydis kalbėjo, kad Maceina išvyko į Mažeikius, nes gavo geresnį pasiūlymą. geresnį atlyginimą ir Mažeikius nusprendė pasirinkti Gediminas Maceina. Ignas Ramošauskas
irgi yra išvykęs iš šios komandos ir jo Nevėžio ekipoje nebebus. Pradėjo sezoną Šiaulių ekipoje Ramošauskas, po to persikėlė į Nevėžį ir tikrai buvo toks tvirtas, tikrai reikalingas bokštas Nevėžio ekipoje. Dabar Ramošausko nebėra ir kaip kalbėjo Virginijus Sirvydis, buvo ir sveikatos problemų, taigi nuspręsta su juo atsisveikinti. O čia dabar taškus pelno 24 numeris Brendisas Reilis Rosas. Ir tos bėdos, galima sakyti, dar Nevėžio komandoje nesibaigė. Derikas Leonardas yra išvykęs į Jungtinės Amerikos valstijas, jo nebebus taip pat Nevėžio ekipoje ir Virginijus Sirvydis kalbėjo, kad tiesiog asmeninės problemos ir dar kitos bėdos, o čia iš 3 taškų zonos laisvas metai ir nepataiko. Dabar Monroe atkovoja kamuolį Bilertas ir priverčia prasižengti vieną savo varžovų. Nebėra, žinoma, ir Aurimo Adomaičio, bet Adomaičio žaidimas netenkino Nevėžio komandos trenerių. Ir atvykęs yra Aleksandras Kliujevas iš Alytaus Dzūkijos ekipos. O čia dėjimas iš viršaus ir tikrai labai gražus. 11 numeris Deividas Hotonas krauna kamuolį ir tai kol kas yra gražiausias, sakyčiau, šių rungtynių epizodas. 4-6. Tarvos komanda išsiveržė į priekį, jeigu neklystu apskritai pirmąjį kartą šiose rungtynėse, nes Nevėžis kol kas pirmavo arba rezultatas buvo lygus. Reilis Rosas lenda į baudos aikštelę. Taigi išvyko Derikas Leonardas į Jungtinės Amerikos valstijas, jo taip pat nebebus. Ir Virginijaus Sirvydžio šio krepšininko žaidimas taip pat netenkino, kaip ir to paties krepšininko, kurį minėjo Aurimo Adomaičio. Ir taip pat traumuotas ir toliau dar yra Andrius Aleksandrovas. Tikrai toks nuožmus, skausmingas uždegimas yra jam diagnozuotas ir Aleksandrovo nebus ir šiandien. Ir Vaidotas Volkus taip pat kenčia skausmus. Ir matysime, kiekgi jis šiandien galės rungtyniauti. Kol kas Vaidoto Volkaus, vieno Nevėžio komandos lyderių šiandien startinėme penkete nėra. Ir taip pat šiandien nematysime aikštėje ir Šarūno Kulevičiaus, kuris dėl klubo vidinių priežasčių šiandien negali žaisti. Bent jau Virginijus Sirvydis kalbėjo, kad tai nėra trauma ir tai yra kitos priežastis. Ir štai toks ilgas, tikrai netgi sakyčiau labai ilgas sąrašas krepšininkų, kurie šiandien Nevėžio ekipai negali padėti. Na ir tų žaidėjų, kurių apskritai jau nebebus Kėdainių komandoje šiame sezone. Sokas lenda į baudos aikštelę, atlieka perdavimą į kraštą. Čia 10 numeris Robertas Petersonas, kuris drąsiai meta iš 3 taškų zonos pirmosius kartus, o dabar iš toli pataiko Sokas. Ir minutės pertraukėlė, kuri yra pirmoji šiose rungtynėse ir jos prašo šeimininkai. You are now admiring a private show at sunrise. Because 6 hours ago, you followed an unusual road. Because 2 days before, you chose a different destination. And all this because 4 days before, you were curious to try that car. The station wagon that is also a hybrid. New Auris Hybrid Touring Sports. The station wagon. At the basketball court, the fastest is the winner. Equipped with TP9 Peak Gradient Acceleration Technology. 3D break through the opponent's defense. Control the court with the speed. TP9 Quickness. I can play. Peak. Virginijaus Sirvydžio nuomonė apie varžovus buvo tokia, kad tai yra komanda, kuri žaidžia tokį estišką krepšinį ir tikrai daugelį krepšininkų pažįsta. Pats Virginijus Sirvydis prieš kai kuriuos teko rungtyniauti dar jam pačiam, kai Virginijus Sirvydis buvo žaidėjas. O iš varžovo ekipos išskyrė Kasparą Ciprusą, kuris kol kas yra toks vienas komandos lyderių. 15,3 taško Baltijos krepšinio lygoje per rungtynės pelno ir atkovoja tiesiog įspūdingą skaičių kamuolių po 13,7 per tas žaistas kol kas 3 rungtynės ir taip pat išskyrė dar ir gynėją iš Jungtinių Amerikos valstijų Tarvos ekipoje. Tai yra 24 numerį Brendisą Reilį Rosą.
Ir šios du krepšininkus įvardijo kaip pavojingiausius komandoje. Bilertas prie 3 taškų zonos, atmestas kamuolys atgal, tolimas metimas ir pataiko iš 3 taškų zonos dabar Roderikas Kemforas, kurį ko gero galima laikyti vienų komandos lyderių šiame sezone, jeigu neabejotinų komandos lyderių, žiūrint į naudingumo balus. Baltijos krepšinio lygoje apskritai kol kas neblizga Nevėžio ekipa, nėra tų krepšininkų, kurie daug naudingumo balų rinktų. Roderikas Kemforas po 6 renka. Naudingesnis kol kas jis buvo Lietuvos krepšinio lygoje. Na, žinoma, Baltijos krepšinio lygoje kol kas mačai buvo sunkus. Rytis Bilertas taškus pelno. Ir netrukus aikštėje Tarvos komandoje pasirodys ir 21 numeris Jurijus Umbraško. Reilly Rosas. Metimas ir nepataiko dabar Rosas. Ir Markusas Monro, jo tolimas metimas, nepataiko dabar Monro iš toli. Jo epizodas buvo gražiausias praėjusią savaitę Lietuvos krepšinio lygoje, kai Markusas Monro blokavo metimą, kurį atliko Kirilas Nateška iš Vilniaus Lietuvos Ryto, būtent čia Kėdainių arenoje, ir galima kalbėti, kad tiesiog blokavo tame aukščiausiame taške. O dabar minutės pertraukėlė. Nevėžis kol kas šiame sezone Baltijos krepšinio lygoje, kaip ir minėjau, pralaimėjo visas 3 rungtynes. Pirmoji dvikova buvo su Utenos Juventus Kėdainiuose ir 64-88 savo varžovams nusileido Nevėžis. O po to sekė dvikova svečiuose su Liepojos Triobet ekipa, pralaimėjimas 65-93, ten jau Liepoje pasipriešinti labiau varžovams nepavyko. Ir po to su Raplos komanda žaidė namie Nevėžis ir pralaimėjo po labai atkaklios kovos. 70-71 ir dar vis tą tokį graužatį ir kartelį jaučia Virginijus Sirvydis. Ir prieš šias rungtynės kalbėjo, kad tikrai labai nepasisekė tame mače su Rapla, kai tas pergalingas metimas buvo taiklus Raplos komandos. Nors viskas tose rungtynėse buvo gerai ir žaidimo planas veikė ir galima kalbėti, kad Nevėžis rungtyniavo neblogai. Bent jau taip, kad tenkintų daugmaž Virginijų Sirvydį. Taigi 3 pralaimėjimai ir dabar galimybė iškovoti pirmąją pergalę. Kol kas Nevėžis yra priekyje 11-8, bet tai tikrai nėra daug. Bet po tos minutės pertraukėlės, kurios paprašė Virginijus Sirvydis, iš karto žaidimas tapo visai kitoks. Ir šiuo momentu dabar jau atkarpa, kurią suorganizavo Nevėžis, yra 7-0. Taigi beveik tiek pat, kiek ir yra pelniusi visa Tarvos komanda. Ir prie baudų metimų linijos galimybę nutraukti tą ilgą tylą Tarvos atstovui. Jo metimas taiklus šį kartą nėra. Na, tai yra 17 numeris Kasparas Ciprusas, krepšininkas, kurį šiandien jau ir minėjau. Ir dar vienas metimas, taip pat netaiklus, kova dėl kamuolio ir kamuolys už aikštės ribų. Ir grąžins kamuolį į žaidimą Tarvos ekipa, nes jai tas kamuolys atitenka. Vaidotas Volkus taip pat pasirodė aikštėje. Ciprusas. Krinta vienas Tarvos atstovų, 14 numeris Martinas Jurtamas. O čia tolimas metimas ir pataiko Marijus Paistė. 11-11, dabar jau rezultatas yra lygus ir nubraukia tą spurtą 7-0. Kurį suorganizavo Nevėžis. Lenda į baudos aikštelę Kemforas. Čia Monro. Jo prasiveržimas, dėjimas iš viršaus, bet tie taškai nebus įskaityti, nes žingsniai yra užfiksuoti. Ir Tarvas grąžins kamuolį į žaidimą. 2 minutės 45 sekundės lieka iki pirmojo ketvirčio pabaigos. Nevėžis kol kas yra prasižengęs 4 kartus šiame kėlinyje, o Tarvas turi 3 pražangas. Ir po minutės pertraukėlę išnaudoja tiek Virginijus Sirvydis, tiek Andresas Soberis.
Umbraško į kraštą, į baudos aikštelę ir aukštą trajektoriją dabar meta ir pataiko Martinas Jurtomas. Gražus buvo šie Tarvos ekipos taškai ir estus vėl išveda į priekį. Šis dvitaškis. O čia štai toks dėjimas ir Aleksandras Kliujevas. Puikus epizodas. Ir, sakyčiau, vienas gražiausių šiuose rungtynėse. Ir keitimas dabar Kliujevas keičiamas. Markusas Monro prasižengė antrąjį kartą. Ir Rytis Bilertas grįžta į aikštę, Deividas Kumelis joje taip pat pasirodo. Šiandien jauniesiems Nevėžio krepšininkams gali būti žaidimo laiko šiek tiek daugiau, nes, nežinoma, šiandien toks trumpas atsarginių žaidėjų suolas Nevėžio ekipoje, vos 10 krepšininkų yra registruota ir Andrius Aleksandrovas negali žaisti. Na, tie jauni yra Medas Kuprijanovas, Deividas Kumelis ir Tomas Miknevičius, kurie šiaip mažokai rungtyniauja. Tokiu atveju lieka vos 6 žaidėjai ir, žinoma, šešiese atlaikyti krūvį būtų sunku. Na, Rytį Bilertą irgi galima priskirti prie tų, kurie nedaug žaidė šiame sezone. Ir Rytis Bilertas dabar jau taškus pelno. Taigi, na, Tomas Rėjus Deivisas irgi, apie jį galima kalbėti, kad per daug minučių šiame sezone negauna. Taigi, tenka žaisti kone antrąją sudėtimi, antroji penketų Nevėžio ekipai, kai išvyko keletas krepšininkų, kai kurie yra traumuoti, kai kurie negali žaisti dėl klubo vidinių priežasčių. Pusantros minutės iki pirmojo kėlinio pabaigos. Sarė. Prasiveržimas, labai sudėtingas metimas. Neseniai tokį panašų pataikė Jurtomas. Dabar jo metimas nėra taiklus. 15-14. Priekyje yra Nevėžio ekipa. Ir Jurtomui dabar pačiam įrašyta pražanga ir tai yra pirmoji asmeninė. Ir ketvirtoji komandinė Tarvos ekipai. Nevėžis jau yra prasižengęs daugiau kaip 4 kartus. Jeigu būčiau visiškai tikslus, dabar 5 pražangos yra įrašytos. Bilertui 2, Monro taip pat yra prasižengęs 2 kartus. Geras dabar buvo perdavimas. Ir Rytis Bilertas pakėlęs nykštį į viršų ir ko gero ne veltui. Deividas Kumelis atliko puikų rezultatyvų perdavimą ir 2 lengvi taškai. Vaidotas Volkus, ko gero neteisus bus jis. Jam tai bus pirmoji asmeninė pražanga ir 2 baudų metimai. Marijus Paistė stoja prie baudų metimų linijos. 17-14 ir Volkus taip pat prasižengė antrąjį kartą. Kol kas 6 pražangos yra Nevėžio komandos sąskaitoje ir kas įdomiausia, kad prasižengė vos 3 žaidėjai ir visi gavo vienodai pražangų. Tai yra po 2. Ir nepataiko baudos metimo Marijus Paistė. Ir Rytis Bilertas kamuolį atkovoja. 17-15. Ir Kemparo metimas. Pataiko Roderikas Kemparas. 19-15. 2 taškai yra įskaityti. Ir 4 taškų pranašumą turi Nevėžio komanda. Pusę minutės lieka iki pirmojo ketvirčio pabaigos. Jurtomas iš toli, jo metimas netaiklus. Volkus kamuolį atkovoja. 8 taškus jau pelnė Bilertas. 5 surinko Kemparas, 4 Kliujevas. Žiūrint į Tarvos ekipą, 5 taškai yra Paistė sąskaitoje, 4 surinko Sokas. Ir ko gero paskutinioji ataka. Pirmajame ketvirtyje Virginijus Sirvydis labai aktyviai vadovauja savo komandai, kuri turi užbaigti metimu. Ne šį kėlinį, bet dar laiko lieka ir Tarvos ekipui. Iš labai toli ir pataiko 4 numeris, atrodo, Marijus Paistė. Ir ar šie taškai bus įskaityti, sužinosime ko gero po tos pertraukėlės. At the basketball court, the fastest is the winner. Everyone wants the opponent only to see one's back. Equipped with TP9 Peak Gradient Acceleration Technology. Freely break through the opponent's defense. Control the court with the speed. Now, pick up the ball, equipped with TP9
with the speed hit all the court. TP9, quickness. I can play, peak. (19:18) ir atrodo tie paskutiniai 3 taškai bus įskaityti, viskas pagal taisyklės, nors teisėjai dar turi ką pasitarti, bet panašu, kad Marijui Paistei tie 3 taškai bus įrašyti, jo sąskaitoje dabar yra 8 taškai ir jis kol kas rezultatyviausias. Vienas rezultatyviausių apskritai ir rungtynių krepšininkų, o Tarvos ekipoje pats rezultatyviausias. 8 taškai Paistei sąskaitoje, o Nevėžio ekipai Bilertas pelnė 8 taškus. Paistė veržiasi į baudos aikštelę, metimas netaiklus, kova dėl kamuolio ir jį atkovoja dabar Tarvos ekipa. 19:18 ir dar viena galimybė Tarvos ekipai. Prie 3 taškų zonos Robertas Stumbris, kuris dabar atrodo pasirodė aikštėje, o čia koks metimas, bet nepataiko dabar Martinas Jurtomas. Gražiai skraido šis krepšininkas, šiandien ne vieną kartą tokį sudėtingą metimą pataikė, prieš tai per rankas sykį. Ne, dabar apskritai būtų jau aukščiausia klasė, bet nepataikė šį kartą Jurtomas. Estas jaunas krepšininkas, jam yra vos 20 metų. Kalbant apie Tarvos ekipą, yra 2 amerikiečiai. Tai yra Brendisas Reiliai Rosas ir Davidas Hotanas. Ir taip pat 3 latviai šioje ekipoje, Robertas Stumbris, taip pat ir Kasparas Ciprusas ir Juris Umbraško. Umbraško dabar meta iš 3 taškų zonos, metimas netaiklus. Ir Nevėžis kamuolį atkovoja, kol kas šiame ketvirtyje taškų dar nėra pelnyta. Kemporo metimas ir pataiko Roderikas Kemporas. 21:18, 3 taškų pranašumą turi Nevėžis, kol kas atrodo kėdainiečiai šiandien pasirengė kovoti dėl pergalės ir džiaugiasi Virginijus Sirvydis 2 kėliniais su Vilniaus Lietuvos Ryto ekipa. 2 pirmaisiais matysime, ar toks scenarijus kaip su Vilniečiais šiandien nebus, nes po pertraukos tiesiog palūžo, galima sakyti, Nevėžio ekipa, o čia tolimas metimas, bet užmynė 3 taškio liniją Tarvos krepšininkas ir 2 taškai yra įrašyti. 21:20, 17 numeris Kasparas Ciprusas netrukus grįž į kovą. Ir taip pat Aleksandras Kliujevas Nevėžio ekipoje. Ir Vaidotas Volkus sėdasi pailsėti, Kliujevas aikštėje ir 2 keitimai Tarvos ekipoje. 8 numeris Robertas Stumbris sėsis ant suolo, kaip ir 7 Sanderis Sarė. Kliujevas. 10 sekundžių iki atakai skirto laiko pabaigos. Monro. Tikrai tokių buvo banguotų rungtynių Monro šiame sezone. O čia Bilertas neranda kaip kamuolio išmesti, tolimas metimas. Ir Kemporas dabar metė, nepataikė. Rytis Bilertas kamuolį atkovojo ir šiandien Bilertas tikrai labai efektyvus, labai naudingas yra savo komandai. Rytis Bilertas kol kas yra pelnęs 10 taškų, tiek kiek niekas šiuose rungtynėse dar nėra pelnę. Ir kol kas 100% pataikymas, 5 iš 5. Tokia yra statistika, 3 atkovoti kamuoliai, 4 jau atkovoti kamuoliai. Tikrai kol kas Bilertas yra geriausias, netgi sakyčiau, šių rungtynių žaidėjas, žiūrint į šį momentą. O čia 3 taškai bus įskaityti. Skandina kol kas Nevėžį Marijus Paistė. Tolimais metimais, netgi labai tolimais, tarkime iš vidurio aikštės pataikė pirmojo kėlinio pabaigoje. Prasiveržimas, metimas nėra taiklus. 23-23. Jurtomas. Umbraško. Tolimas metimas ir Umbraško nepataiko, kova dėl kamuolio ir jį nusiima dabar Roderikas Kemporas. Paskutinės 7 minutės lieka antrajame ketvirtyje. Kemporo metimas, vienas pats viską dabar padarė Roderikas Kemporas. Kartais ir savanaudiškai sužaidė Roderikas Kemporas, bet šį kartą, ko gero, priekaištų jam galbūt ir nelabai turėtų Virginijus Sirvydis, nes pataikė savo metimą. Bet nuo pat savojo krepšio iki varžovo ko nenusivarė ir metė Roderikas Kemporas, o čia 8 sekundės lieka Tarvos ekipai, 25-23.
Metimas ir pataiko 24-asis numeris Brendisas Reilly Rosas. Hotonas ir Sokas netrukus grįš į aikštę. Sokas pelnė 4 taškus, Hotonas surinko 2. Kliujevas. Jo metimas nepataiko, Bilertas dar vieną kamuolį atkovoja. Kaip žaidžia Rytis Bilertas? Jam tai yra pirmasis sezonas Lietuvos krepšinio lygoje. Na ir žinoma, Baltijos krepšinio lygoje ankstesniais metais buvo Palangos komanda ir džiugindavo palangiškius savo dėjimais, savo blokais, patekdavo į topus ir Rytis Bilertas šiandien žaidžia tikrai labai naudingai ir efektyviai. 12 taškų tiek yra surinkęs Rytis Bilertas, netgi Roderikas Kemforas yra pelnęs 9 taškus mažiau, kuris yra, sakyčiau, šiame sezone atakų lyderis Nevėžio ekipoje. Ir Tomas Rėjus Deivisas pasirodo aikštėje. Ir Kemforas persivaro kamuolį į varžovų aikštės pusę. Deiviso perdavimas vėl Bilertui. Bilertas prieš 2 varžovų šįkart. Galbūt jau ir gynyba bus dvigubinama prieš Bilertą, kuris yra nesulaikomas. O čia Kliujevas nepataiko. Tolimas metimas. Reilis Rosas nepataiko. Ir Kėdainių Nevėžio greitas išpuolis, perdavimas. Ir galėjo būti labai gražu, bet Deivisui iš viršaus įdėti nepavyko. Daug amerikiečių yra Nevėžio komanda ir Tomas Rėjus Deivisas, ir Roderikas Kemforas, ir Markusas Monroe. Dabar 3 buvo ir dar Derikas Leonardas, jo nebėra, taigi liko tie patys 3, kurie ir pradėjo sezoną. Derikas Leonardas atvyko iš Panevėžio Lietkabelio, bet galiausiai paliko šią ekipą. Netaiklus metimas ir greitas perdavimas, pražanga, 2 taškai, Markusas Monroe, 27-25 ir dar galimybė pelnyti 1 ekstra taško. Atrodo, kad Andresas Soberis prašo minutės pertraukėlės. Now admiring a private show at sunrise. Unusual road. Because 2 days before, you chose a different destination. And all this because 4 days before, you were curious to try that car. The station wagon that is also a hybrid. New Auris Hybrid Touring Sports. The station wagon. At the basketball court, the fastest is the winner. Equipped with TP9 Peak Gradient Acceleration Technology. 3D break through the opponent's defense. Control the court with the speed. TP9 Quickness. I can play. Peak. (29-25), kone taškas į tašką. Šiandien vyksta rungtynės tarp Nevėžio ir Tarvas. Tai viena, tai kita ekipa pirmauja ir įgyja kelių taškų pranašumą, bet galiausiai jį likviduoja varžovai. Prie baudų metimų linijos Markusas Monroe, kuris pelnė 2 taškus su varžovų pražanga. Ir pataiko baudos metimo Markusas Monroe. 30-25. Toks rezultatas ir lieka 4 minutės 50 sekundžių iki antrojo kėlinio pabaigos. Sokas. Reilis Rosas laisvas iš 3 taškų zonos nepataiko, kovo dėl kamulio ir kamuolys atiteks Tarvos ekipai. Pražanga įrašyta Vaidotui Volkui ir Volkui tai yra 3. pražanga, taigi kol kas tas didžiausias pavojus Nevėžio ekipai. Vienas ekipos lyderių yra Vaidotas Volkus. Žiūrint ir į Lietuvos krepšinio lygą, Vaidotas Volkus, krepšininkas, kuris šiame sezone pelno po 10,7 taško per rungtynes ir tai būtų vienas geriausių rezultatų. Kol kas rezultatyviausiai žaidė Gediminas Maceina, 14 taškų, tiesa vienerios rungtynės, o iš tų, kurie rungtyniavo daugiau, būtent Roderikas Kemforas, kurį ir minėjau šiandien ne kartą, 13,6, o čia Markusas Monroe smaginasi. Na, tikrai sakiau jau, kai anksčiau teko komentuoti Nevėžio rungtynės, kad kartais būna labai gražu žiūrėti, kaip
tą šou kuria amerikiečiai, kartais jie ir, žinoma, per daug perskuba ir pasiginti nelabai mėgsta. Būna visko. Bet kol kas šiandien Nevėžis pirmauja 32-27 ir viskas yra gerai Virginijaus Sirvydžio auklėtiniams. Į baudos aikštelę Kliujevas. Ir pataiko dabar Kliujevas, Roderikas Kemperas rezultatyvų perdavimą atliko. 13,60 taško per rungtynės Lietuvos krepšinio lygoje, po 13 taškų Andrius Aleksandrovas pelno ir jo taškų žinoma trūksta Nevėžio ekipai, tą akcentavo prieš rungtynės Virginijus Sirvydis. Aleksandrovas yra traumuotas, sužaidė 7 rungtynės Lietuvos krepšinio lygoje šiame sezone. Tomas Rėjus Deivisas kamuolį atkovojo 34-27. 3 minutės su pusė lieka. Kemperas 10 sekundžių. Šiai Nevėžio atakai, oho, koks tolimas perdavimas. Tiesiai į reklaminius stendus, kurie yra gerokai toliau už aikštės ribų. Suklydo dabar amerikietis. 34-27 plus 7 žiūrint iš Nevėžio pusės. Ir Umbraško keičia 17 numerį Kasparą Ciprusą. Ciprusas vos su 2 taškai šiandien ir sakyčiau, kad gynyba prieš jį veikia. Nepaisant to, kad ūgio pranašumą turi šiandien estai. Ciprusas 2,11 m. Umbraško. O po to tokių aukštų krepšininkų Tarvas ekipoje nėra apskritai. Vienintelis krepšininkas, kurio ūgis siekia 2 metrus, yra Martinas Jurtomas. Be Kasparo Cipruso visi kiti yra žemesni. O kalbant apie Nevėžį, šiuo metu aukščiausias, kai nebėra komandoje Igno Ramašausko, būtų 2 metrų 3 centimetrų ūgio Vaidotas Volkus. Rytis Bilertas žaidžiantis priekinėje linijoje šiandien yra 2 metrų ūgio. Tiesa, Kliujevo ūgis taip pat 2 metrai 3 centimetrai kaip ir Vaidoto Volkaus. Deivisas, jo perdavimas ir Monroe iš toli nepataiko, Umbraško kamuolį atkovoja. 34-27 greita. Tarvas ataka, Reilis Rosa, sudėtingas metimas ir pataiso dabar netaikliai komandos draugo metimą Hotonas. Ir minutės pertraukėlės dabar jau prašo Virginijus Sirvydis. Jo komanda ir toliau laimi dar 5 taškais. Virginijus Sirvydis iš karto minutės pertraukėlės prašo, vos tik varžovai bando atitrūkti ir netitrūkti, tiesiog bando priartėti. Ir dabar 29-asis Tarvas komandos taškas, bet Nevėžiui kol kas šiandien viskas yra pakankamai gerai. Ir ši komanda jėgų turi, jų išsaugojo. Po rungtynių su Lietuvos Ryto ekipa 12 taškų, šiandien yra pelnęs Rytis Bilertas, 9 surinkęs Roderikas Kemperas, 7 pelnė Markusas Monroe ir 6 pelnė Aleksandras Kliujevas. Kol kas tokio įvairiapusiškumo galbūt trūksta Nevėžio ekipai atakuojant, nes tuos krepšininkus, kurie paminėjau, tai yra 4 ir jie visi yra tie, kurie pelnė taškus. Daugiau krepšininkų, kurie šiandien būtų pasižymėję, Nevėžio ekipoje nėra. O Tarvas ekipoje kol kas išsiskiria Paistė, kuris pelnęs 11 taškų. O kiti pelnė po 4 arba po 2, bet tikrai daugiau krepšininkų šiandien pelno taškus Tarvas ekipoje nei Nevėžio gretose. 7 krepšininkai yra jau pelnę bent po 2 taškus. Nevėžio ekipai, kaip ir minėjau, vos 4 krepšininkai, kurie pasižymėjo šiandien taškais. Ir Roderikas Kemperas iki galo šį kartą nesiryžta veržtis. Vaidotas Volkus ir pražanga puolant, ir tai yra 4-oji pražanga Vaidotui Volkui. Iš karto Rytis Bilertas priverstas keisti Vaidotą Volkų. Ir Volkus šiandien kaip nesavas, ko gero turi įtakos tą traumą, kurią turi Vaidotas Volkus. Blauzdos, atrodo, traumą yra patyręs. Ir diskomfortas jaučiamas. Ir šiandien Volkus kol kas be taškų, 4 asmeninės pražangos. Ir Nevėžio komandai tai buvo 3-oji pražanga. Šiandien trenerių dvikova taip pat jaučiama. Po 2 minutės pertraukėlės išnaudoja abu strategai. Iš toli metą nepataiko dabar Stumbris. Roderikas Kemperas kamuolį nusiima. Artėja į pabaigą antrasis ketvirtis.
Lieka 2 minutės ir 5 sekundės iki jo pabaigos. Kemforas perima kamuolį dabar Umbraško, greita ataka, Tarvas ir iš po krepšio Latvis. Pelno taškus estų ekipai ir mažina deficitą iki 3 taškų. Sėkminga Tarvas ekipos atkarpa, netgi po tos minutės pertraukėlės. 34-27 buvo rezultatas. Taigi dabar spurtas 4-0 ir Nevėžiui reikia tą spurtą nutraukti. Na, kitu atveju gali ir išlyginti rezultatą. Tarvas dar pirmojo rungtynių dalyje nepataiko Bilertas. Ir tai atrodo, kad yra pirmasis Bilerto netaiklus metimas šiandien. Iki tol buvo 6 iš 6 ir 12 taškų, 4 atkovoti kamuoliai. Stumbris iš 3 taškų zonos nepataiko Latvis ir nusiima kamuolį Rusas Kliujevas. Legionierių daug yra Nevėžio ekipoje. Minėjau 3 amerikiečius, dar yra ir tas pats Aleksandras Kliujevas iš Rusijos atvykęs. Ir paskutinioji minutė. Kemforas. Rizikingas perdavimas ir kaip dabar žaidžia Umbraško. Nežinau, ko tikėjosi, galbūt, kad baigsis atakai skirtas laikas, bet galbūt ir galėjo greitą ataką surengti Tarvas krepšininkai. Ir Umbraško grąžins kamuolį į žaidimą. Deividas Kumelis grįžta į aikštę. Šiandien kol kas nerungtyniavo Medas Kuprijanovas. Laiko negavo ir Tomas Miknevičius. Visi kiti, ir Andrius Aleksandrovas, kuris ir negali žaisti šiandien. Visi kiti aikštėje pabuvojo. Stumbris iš 3 taškų zonos nepataiko, atkovojo kamuolį Nevėžis ir iš karto greitas perdavimas. Monro, dėjimas iš viršaus. Tikrai gražu, kai pabėga Markusas Monro vienas prieš krepšį. Kai atkovojo kamuolį Nevėžis ir turi galimybę greitai kontratakai. Tiek Monro, tiek Kemforas, tiek tas pats Tomas Rėjus Deivisas mėgsta tiesiog smaginti Kėdainių areną. Šiandien žiūrovų skaičius, tiesą sakyčiau, yra tikrai labai mažas Kėdainiuose. Tie pralaimėjimai, kurie yra dažni pakankamai šiame sezone, nedžiugina Nevėžio ekipos. O dabar paskutinioji ataka pirmoje rungtynių dalyje. 36-31. Monro. Prieš jį Marijus Paistė. Monro ilgai su kamuoliu nesiskiria, iš toli meta ir nepataiko. Monro atkovojo kamuolį Tarvas, bet dabar jau paskutinio taiklaus metimo nebebus, kaip pirmajame ketvirtyje. Taigi 36-31 po 2 kėlinių. Pirmauja lietuviai ir tai yra gerai. Sveiki sugrįžę į Baltijos krepšinio lygos rungtynę. Šiandien rungtyniauja Kėdainių Nevėžis ir Rakverės Tarvas. Lietuviai prieš estus ir kol kas 36-31 Lietuvos naudai. Ir Nevėžis pirmauja 5 taškų skirtumų. Matysime, kaipgi antroji rungtynių pusė klostysis. Kol kas statistika per pirmosius 2 kėlinius ta įdomesnė būtų tokia, kad abi ekipos tikrai prastokai meta iš tolimos distancijos, bet viena komanda piknaudžiauja tais tolimais metimais, o kita daug nemeta. Tarkime, Nevėžis. 1 tritaškis iš 5, vos 20%, bet vos 5 mesti tolimi metimai. Tarvas atakavo net 18 kartų ir pataikė 3 tolimus metimus, 17% pataikymas. Kalbant apie atkovotus kamuolius, 25-17 Nevėžio komandos naudai. Ir taip pat Nevėžiui reikėtų sakyti, kad Nevėžis mažai pirmauja, galbūt todėl, kad klaidų daro dvigubai daugiau nei varžovai, 10 klaidų, o Tarvas suklydo 5 kartus šiandien. Ir kalbant apie naudingumo balus, 48-26 yra Nevėžio komandos naudai, kaip ir viskas tai atrodytų gerai. O čia tolimas metimas ir pataiko dabar Stenas Timusokas. Tai yra 7-asis Soko taškas. 10 naudingumo balų Tarvas ekipoje surinko Marijus Paistė. -3 naudingumo balai Roberto Stumbrio sąskaitoje, o Nevėžio ekipoje 15 naudingumo balų surinko Rytis Bilertas. Iš pat pradžių pataikęs 6 metimus iš 6, po to 1 prametęs. Dar ir 4 atkovoti kamuoliai yra Ryčio Bilerto sąskaitoje. 12 naudingumo balų surinko Roderikas Kemforas. O rezultatyviausiai Nevėžio komandoje rungtyniauja 12 taškų pelnęs Rytis Bilertas. 9 taškų surinko Roderikas Kemforas, tiek pat ir Markusas Monro.
8 Aleksandras Kliujevas. Ir tie 4 krepšininkai yra vieninteliai, kurie šiandien pelnė taškus. Taigi netgi startinėme penkete rungtynės pradėjęs vienas krepšininkas kol kas be taškų. Ir tai yra Tomas Rėjus Deivisas, kuris dar šiandien nėra surinkęs nė taško. O Tarvas ekipoje daug tas, galima sakyti, įvairesnis puolimas, nes gerokai daugiau krepšininkų yra pelnę taškų. 7 šiandien taškus renka Tarvas, 11 pelnė Paistė, o 7 yra surinkęs Sokas. Prie baudų metimų linijos stovi ir pataiko baudos metimą dabar Brendisas Reilis Rosas. Ir dar vienas baudos metimas. 38-36. Dabar jau sumažino deficitą Tarvas, kurį turėjo po 2 kėlinių. Čia galimybė atsakyti Nevėžiui. Rungtyniauja Tomas Rėjus Deivisas, taip pat ir Roderikas Kemporas bei Markusas Monro, 3 amerikiečiai. Rusas Aleksandras Kliujevas aikštėje ir lietuvis Rytis Bilertas. Toks yra Nevėžio penketukas, kuris pradėjo 3. ketvirtį. Kalbant apie Tarvos komandą, Sokas, kuris dabar su kamuoliu, jo numeris yra 5. 24 Brendisas Reilis Rosas, kuris kamuolį gaudė. 17 Kasparas Ciprusas, 4 Marijus Paistė ir dar nepaminėjau 11 numerio, tai yra Deividas Hotonas. Taigi toks yra Tarvas penketas, treneriai Virginijus Sirvydis Nevėžis ir Tarvas Andresas Soberis. O kalbant apie teisėjus, šiandien Tomas Jasevičius, vyriausiasis rungtynių arbitras, Vilius Mačiulaitis ir Rytis Sabas talkina šiam teisėjui ir Valdas Vilius yra rungtynių komisaras. Dabar greita ataka stabdoma ir prasižengė 4 numeris Marijus Paistė. Pataikęs tikrai puikų metimą iš vidurio aikštės pirmojo kėlinio pabaigoje. Ir Umbraško keičia vieną komandos draugų ir tai yra Marijų Paistė. Vietoje Esto aikštėje pasirodo Latvis. Legionierių turi ir viena ir kita komanda. Estijos ekipoje, kaip ir minėjau, 2 amerikiečiai. Brendisas Reilis Rosas ir Deividas Hotonas ir 3 Latviai. Robertas Stumbris, Kasparas Ciprusas ir Jurijus Umbraško. Dar viena Nevėžio ataka, galimybė nutraukti tą tylą, kuri yra antrojo rungtynių pusėje. Ir tolimas metimas, Tomas Rėjus Deivisas pataiko ir tai yra pirmieji Tomo Rėjaus Deiviso taškai ir dabar visas startinis penketukas jau taškus yra pelnęs. Ir 5 krepšininkai šiandien pasižymėjo Nevėžio ekipoje, bet kol kas atsarginiai be taškų. Ir pataiko sudėtingą metimą dabar dešinę ranką Kasparas Ciprusas. Vienas labiausiai patyrusių krepšininkų Tarvos komandoje. Žiūrint į metus, Kasparas Ciprusas apskritai daugiausiai patirties sukaupęs pagal šią statistiką. 35 yra vienas daugiausiai, nes 35 yra Jurijui Umbraško, o Kasparui Ciprusui šiuo metu yra 32, taigi 3 metais jaunesnis yra Kasparas Ciprusas už kolegą iš Latvijos Jurijų Umbraško. Sokas galės grąžinti kamuolį į žaidimą, bet visų pirma keitimas. Grįžta į aikštę Martinas Jurtomas ir jis keičia Kasparą Ciprusą. Vaidotą Volkų grąžina į žaidimą ir Virginijus Sirvydis. Vaidotas Volkus greitai susirinko 4 asmeninės pražangas, bet Ryčiui Bilertui poilsio taip pat reikia. Jis irgi turi 3 pražangas ir tai pakankamai pavojinga. Laisvas iš 3 taškų zonos meta ir pataiko dabar Martinas Jurtomas. 43-41 ir ekipos skiria 2 taškai. Kempforo prasiveržimas ir perdamas komandos draugams, kurie atspėja dabar Tarvas ekipa. Dar viena Nevėžio ekipos klaida ir žiūrint pagal šią statistiką, kol kas ji yra tokia: 11-6. Sokas grąžins kamuolį į žaidimą. Nevėžis suklydo daugiau kartų už varžovus. Laisvas iš 3 taškų zonos atakuoja ir nepataiko Umbraško, bet susikūrė šiokią tokią progą Tarvas. Nors atrodė, kad šansų kaip mesti nėra ir vis dėlto Brendisas Reilis Rosas rado laisvą komandos draugą. Volkus, 10 sekundžių lieka Nevėžio komandos atakai.
Kemporo perdamas Volkui, Volkus atgal ir Kliujevas Kemporui, Kemporas iš toli ir pataiko Roderikas Kemporas, paskutinė atakai skirto laiko sekundę, 46-41 ir 5 minutės 50 sekundžių iki trečiojo ketvirčio pabaigos, kol kas šiose rungtynėse niekas nėra aišku, tolimas Jurtomo metimas ir pražanga įrašyta Roderikui Kemporui, taigi 3 baudų metimai bus metami, tai teisėjai ir rodo ir keitimas atliekamas Tarvos ekipoje, Sokas sėdosi pailsėti, Paistė aikštėje, o prie baudų metimų linijos stoja Jurtomas. Kalbant apie jį, jis kol kas Baltijos krepšinio lygoje baudas meta apskritai, net nemeta niekaip galima sakyti, nes metė vieną baudą, atrodo, kad taip ir ją prametė per tas 3 rungtynes. Bet pelno po 9 taškus per rungtynes. Ir Jurtomas. Šiandien jo sąskaita yra 6 taškai. Dar viena bauda ir ji yra taikli. 46-43. 3 taškai skiria komandas. Roderikas Kemporas į žaidėjo poziciją, Markusas Monro, Tomas Rėjus Deivisas, Aleksandras Kliujevas ir Vaidotas Volkus. Vėl vienas lietuvis Nevėžio komandos penketą, Vaidotas Volkus. Monro, pražanga ir neteisus Marijus Paistė. Ir Tarvos ekipai tai yra antroji komandinė pražanga, Paistė trečioji asmeninė. Nevėžis yra prasižengęs 4 kartus šiame ketvirtyje. Ir Kemporas grąžina kamuolį į žaidimą, grąžina Monro. Monro pirmoji rungtynių pusė tikrai smagina sudėjimais. Dar vienas Monro metimas, labai sudėtingas ir nepataiko dabar Markusas Monro. Čia toks amerikietiškas krepšinis, paskubėjo dabar jis. Pasiautė šį kartą amerikietis. 1 prieš 1 Hotonas dabar ir pataiko Davidas Hotonas. Nepaisant to, kad į pagalbą besiginančiam Nevėžio žaidėjui atkeliavo dar 2 komandos draugai, bet tai neišgelbėjo Nevėžio ekipos. Tarvas pelnė taškus ir sumažino deficitą iki 1. Minimalus Nevėžio komandos pranašumas. Tomas Rėjus Deivisas, baudos aikštelėje Volkus ir vėl perdavimas tiesiog į niekur. Tomas Rėjus Deivisas ko gero pyksta pats ant savęs, nes čia ant Vaidoto Volkaus nelabai yra ko pykti. Ir pirmoji rungtynių pusė buvo tokių perdavimų, kurie skriejo visiškai ne į tą vietą, kur norėjo Nevėžio komanda. Klaidų tikrai daug šiuose rungtynėse. Nepaisant tos klaidų statistikos, Nevėžis dar pirmauja 1 tašku. Ir perima kamuolį dabar, nors ne iki galo perima, vis dėlto atrodo kamuolys yra Nevėžio komandoje. 46-45 ir skuba 15 numeris Deividas Kumelis. Tolimas metimas, Monro nepataiko, kova dėl kamulio ir Volkus, kad ir kaip grūmėsi, bet vis dėlto kamuolį Tarvas atkovojo, čia Monro galimybė jam ir ilgai įsilaiko Markusas Monro, norėjo pražangos galbūt, bet taškai yra įskaityti, taigi 48-45 plus 3. Nevėžio komandai. Brendisas ir Eilis Rosas pasirodys vėl aikštėje. Likus 4 minutėms iki trečiojo ketvirčio pabaigos, netaiklus metimas ir pats kamuolį atkovoja Hotonas ir po to atrodė, kad gali būti ir 2+1, bet šį kartą tiesiog pražanga ir Hotonas tos prie baudų metimų linijos. Ir mes 2 baudų metimus. Antroji pražanga Kliujevui. Nevėžio ekipa prasižengusi daugiau kaip 4 kartus šiame kėlinyje. O kalbant apie Tarvos komandą, 2 pražangos yra įrašytos šiai ekipai. Ir prie baudų metimų linijos Hotonas. Ir pataiko baudos metimo Hotonas ir keitimas Nevėžio komandoje. Bilertas keičia Volkų. 3 minutės 50 sekundžių lieka iki trečiojo kėlinio pabaigos. Volkus kol kas be taškų šiandien. Tikrai ne pačios sėkmingiausios rungtynės, bet galbūt tos traumos padariniai yra jaučiami.
kaip nesavo šiandien Vaidotas Volkus. 10 sekundžių lieka Nevėžio atakai. Kemforas į baudos aikštelę. Monro dabar buvo. Ir pražanga prieš Monro. Šiandien jis yra surinkęs 11 taškų. Už jį rezultatyviau Nevėžio ekipoje rungtyniauja tautietis Kemforas ir Bilertas, kurie yra pelnę po 12 taškų. Tomas Rėjus Deivisas keičiamas, 5 taškai šio amerikiečio sąskaitoje ir kol kas nerezultatyviausias amerikietis šiuose rungtynėse. Neįtin rezultatyvus ir Lietuvos krepšinio lygoje yra jis. 5,4 taško per rungtynės, bet Markusas Filipas Monro pelno tiek pat taškų lygiai. Abu žaidė po 12 rungtynių ir abu pelnė po tiek pat taškų. Ir Deividas Kumelis kamuolį perima 50-46 ir Nevėžis turi naujas 24 sekundės. Kemforo perdavimas Kliujevui. Kliujevas klaidina varžovą, Verpstė netaiklus metimas. Visų pirma į dešinę, po to į kairę ir nepavyko pergudrauti varžovo, taip kad taškai būtų pelnyto. Čia Roderikas Kemforas pučia varžovo metimą, siūsdamas kamuolį kuo toliau nuo savojo krepšio ir dar vienas Tarvos komandos atsakymas pasibaigiantis žingsniais. Tomas Jesevičius fiksuoja žingsnius, Umbraško pasirodo aikštėje, keisdamas 14 numerį Martiną Jurtamą. Ir vėl Latvių aikštėje daugiau. Ciprusas yra, Jurtamas taip pat. Robertas Stumbris šiuo metu sėdi ant atsarginių žaidėjų suolo. Ir šiandien nedaug rungtyniavo jis. O čia puikus perdavimas, Bilertas nepataiko, Umbraško kamuolį atkovoja. Reiliai Rosas. 2,5. Iki trečiojo kėlinio pabaigos prasiveržimas ir iš po krepšio taškai yra pelnyti. Ir vėl mažinamas deficitas iki 2 taškų, kalbant apie Tarvas. Tikrai labai atkaklios rungtynės šiandien, taškas į tašką ir niekas neaišku, kurigi komanda šiandien laimės. Įdomu, kaip fiziškai yra pasiruošusios abie ekipos. Nevėžiui būdavo bėdų rungtynių pabaigoje. Matysime, kaipgi seksis žaisti su Tarvos komanda. Ir Cipruso klaidinantis judesiai viską padarė gerai. Dabar Kasparas Ciprusas apgavo varžovus, bet iš po krepšio nepataikė. O čia Monro, dėjimas iš viršaus. Jeigu jau krauna, tai krauna Markusas Monro. Ryčiui Bilertui rezultatyvus perdavimas įrašytas. Monro dabar jau rezultatyviausias Nevėžio komandoje. Pelnė šiandien 15 taškų ir minutės pertraukėlės prašo Tarvos ekipa. At the basketball court, the fastest is the winner. Everyone wants the opponent only to see one's back. Equipped with TP9 Peak Gradient Acceleration Technology. Freely break through the opponent's defense. Control the court with the speed. Now, pick up the ball, equipped with TP9 with the speed, hit all the court. TP9, quickness. I can play. Peak. Jei po 2 kėlinių Nevėžio komanda pirmavo 5 taškais, dabar tas pranašumas yra 4 ir šį kėlinuką pralaimi Nevėžio komanda 16-17, bet kol kas tragedijos žinoma nėra ir buvo priverstas prašyti minutės pertraukėlės Andresas Soberis, kai vėl Markusas Monro įkrovė kamuolį iš viršaus, vėl toks gerų emocijų pliūpsnis, teigiamas postūmis, pozityvi atkarpa Nevėžio ekipai ir Tarvas bandys ieškoti savų ginklų, kurios dar turi. Čia Reiliai Rosas, jo prasiveržimas galbūt ne taip efektingai, bet taip pat efektyviai 2 taškai pelnyti. 52-50, pusantros minutės lieka iki trečiojo kėlinio pabaigos ir šiandien labai dažnai Andresas Soberis keičia savus krepšininkus. Minėjau apie tą fizinį pasiruošimą, žinoma, nereikia užmiršti ir tai, kad šiandien Nevėžis žaidžia su kone 6, galima sakyti, krepšininkais. Tomas Rėjus Deivisas 22,5 minučių, Roderikas Kemforas 26, Kliujevas 24,5, Bilertas 21 ir
Monro 25, o kiti šiandien daug nerungtyniavo, tarkime Vaidotas Volkus 11 minučių, Deividas Kumelis 10, Kuprianovo aikštėje nebuvo, Miknevičiaus taip pat, Aleksandrovas irgi žaisti dar negali, taigi kone 5 bando rungtyniauti Nevėžis ir Volkus bei Kumelis padeda tiek, kiek gali. Vienam galbūt dar patirtis ir meistriškumas neleidžia, kalbu apie Kumelį, jis jaunas krepšininkas, o Volkus yra ne visiškai sveikas šiandien ir priverstas žaisti vis tiek, kiek gali. Ir paskutinė minutė trečiajame ketvirtyje, 52-50. 24 numeris Reiliai Rosas su kamoliu, tolimas metimas netaiklus, Monro dabar kamolį atkovoja ir iš karto perdavimas į priekį, čia perdavimas Volkui ir nesportinė pražanga. Reiliai Rosas prasižengė, stabdydamas bėgusį į puolimą Roderiką Kemforą, kuris jau kėsinosi atlikti tą aukštą perdavimą Vaidotui Volkui. Ir galimybė Roderikui Kemforui padidinti pranašumą. Dabar 3 taškai yra Nevėžio komandos pusėje, 53-50. Ir Kemforo antroji bauda yra taip pat taikli, 54-50 ir dar kamuolį turės. Nevėžis keičia savo žaidėjus ir Virginijus Sirvydis. Kliujevas aikštėje ir jis keičia 18 numerį Rytį Bilertą, kuriam poilsio reikia. Ir Bilertas po pertraukos netoks rezultatyvus apskritai. Trečiajame kėlinyje jis kol kas taškų nėra pelnęs. Kiek 12 turėjo pirmojo rungtynių dalyje, tiek jis ir tebeturi. Bet atsirado kitų ginklų. Čia vienas jų, tai yra iš toli pataikantis Tomas Rėjus Deivisas, kuris buvo tuščias kabutėse per pirmosius 2 kėlinius, be taškų, o per trečiąjį kėlinį surinko 8. Ir tikrai puikiai atkarpa Tomui Rėjui Deivisui. 57-50. Ir tai yra rekordinis Nevėžio pranašumas. Pirmojo rungtynių pusėje buvo 7 taškai, ta maksimali persvara, dabar ji taip pat yra 7 taškai. Ir nesuspėja suregzti padaresnios atakos Nevėžis, taigi 57-52 po 3 kėlinių. Now admiring a private show at sunrise. Because 6 hours ago, you followed an unusual road. Because 2 days before, you chose a different destination. And all this because 4 days before, you were curious to try that car. The station wagon that is also a hybrid. New Auris Hybrid Touring Sports. The station wagon. At the basketball court, the fastest is the winner. Equipped with TP9 Peak Gradient Acceleration Technology. 3D break through the opponent's defense. Control the court with the speed. TP9 Quickness. I can play. Peak. (57-52) visiška lygybė, kalbant apie trečiąjį kėlinį. 21-21, nepaisant to, kad galėjo jį laimėti daugiau ir Tarvas, tikrai buvo sumažinę deficitą estai, bet Nevėžis taip pat galėjo laimėti tą kėlinuką, jei ne paskutinioji ataka. 21-21 ir faktas tas, kad Nevėžis prieš tas paskutinėsias 10 žaidimo minučių išlaikė tą savo 5 taškų pranašumą, kurį turėjo susikrovę per pirmąją rungtynių dalį. Ir atsirado tikrai kitų ginklų, kaip ir minėjau, Tomas Rėjus Deivisas, 8 taškai jo sąskaitoje per trečiąjį kėlinį, čia puikiai ataka ir Kliujevas po Markuso Monro rezultatyvaus perdavimo. Trečiajame kėlinyje 5 taškus pelnė Roderikas Kemforas, taip pat išsiskyrė ir Markusas Monro, kuris surinko 6. Kliujevas pelnė 2. Tolimas metimas ir pataiko iš 3 taškų zonos Stenas Timusokas. Gali pataikyti jis iš toli, kaip ir minėjau, Estijos lygoje vienas rezultatyviausių krepšininkų jis yra per tas 7 žaistas Tarvos rungtynes, per kurias Tarvas iškovojo 4 pergalės ir patyrė 3 pralaimėjimus. Sokas yra 10 pagal taškus, pelno 13,5 taško per dvikovą.
Ir tai yra vienintelis Tarvos atstovas pirmajame Estijos lygos dešimtuke, kalbant apie taškus. Juris Umbraško grąžins kamuolį į žaidimą, be jo rungtyniauja dabar Brendisas Reilis Rosas. Taip pat ir Stenas Timusokas aikštėje žaidžia ir Davidas Hotonas. Rungtyniauja ir Marijus Paistė. O kalbant apie Nevėžį, aikštėje yra Kemforas, yra Monro, yra Rėjus Deivisas. Ir taip pat čia pražanga ir vos krepšys nenuvirto ant krepšininkų. Taip pat yra aikštėje Kliujevas, yra ir Valkus. Šiandien ne pirmą kartą Virginijus Sirvydis žaidžia su 4 legionieriais vienu metu. Beje, toks buvo ir startinis komandos penketas, tiesa Rytis Bilertas buvo jame, o dabar aikštėje yra Vaidotas Valkus. Hotonas pataiko baudos metimą 59-56. Ir Hotono galimybės sumažinti deficitą. Nepataiko antrosios baudos, bet pačiam kamuolys nukrenta ir iš po krepšio taškai pelnyti. Per pirmąją rungtynių dalį rekordinė Nevėžio komandos persvara buvo 7 taškai, Tarvas pirmavo 4, 7-0. Toks didžiausias buvo Nevėžio spurtas, 5-0 spurtavo Tarvas. Lygus rezultatas buvo 6 kartus. O pirmaujant ekipa keitėsi 4 ir po pertraukos lygaus rezultato nepamenu, kad būtų buvę. Taip pat ir nebuvo to, kad Tarvas būtų išsiveržę į priekį, o čia Paistė prasižengė 4 kartą. 4 numeris Tarvas ekipoje. Jis dabar būtent grūmėsi su Kemforu, 7 sekundės lieka Nevėžio komandos atakai. Kliujevas, sudėtingas metimas, dešinė ranka nepataiko Kliujevas. Kemforui kamuolys nukrenta, 2 taškai su pražanga, Roderikas Kemforas stos prie baudų metimų linijos. Ir Kemforas šiandien yra pelnęs 14 taškų. Rodo Umbraško, kad pražangos dabar neturėjo būti, bet Hotonui ta pražanga yra įrašyta. Umbraško vyriausias krepšininkas Tarvos ekipoje, kaip ir minėjau, toks kaip ir labiausiai patyręs žaidėjas. Jam 35. Po to žiūrint į kitus krepšininkus, patyręs Kasparas Ciprusas 32, o visi kiti yra jaunesni. Ir Brendisas Reiliai Rosas 27 metai. Po to Marijus Paistė ir Stenas Timusokas yra žaidėjai, kuriems po 25 metus labai lengvi taškai. Reiliai Rosas juos pelno, čia puikus perdavimas ir iš po krepšio nepataiko dabar Bilertas, bet pasaugo komandos draugo užnugarį Tomas Rėjus Deivisas ir pelno 10 tašką savo komandai. Dabar įdomus faktas, Nevėžio ekipoje 5 krepšininkai yra pelnę taškus ir visi yra surinkę dviženklių taškų skaičių. 17 Kemporo sąskaitoje, 15 Monro pelnė, Bilertas surinko 12, po 10 Rėjus Deivisas ir Kliujevas. Greitas perdavimas, grąžinamas kamuolys atgal, čia Bilertas baudos aikštelėje atkovoja kamuolį ir pražanga prieš Bilertą. Daug kamuolių šiandien Bilertas atkovojęs. 6 atrodo, kad dabar jau tiek. Monro 5, po 6 Rėjus Deivisas ir Kemforas, o dabar minutės pertraukėlė. Kova dėl atšokusių kamuolių apskritai. 30 atkovojo kamuolių Nevėžis, Tarvas nusiėmė 27 kamuolius. Ir Kasparas Ciprusas, kuris tikrai puikiai kovoja dėl kamuolių šiame sezone ir taškų yra daug pelnęs. Lyderis Tarvas ekipoje šiandien yra pelnęs 4 taškus ir atkovojęs 5 kamuolius. 3-2-3 atkovoja šiandien puldamas, 2 besigindamas. Pavojingesnis pagal atkovotus kamuolius yra amerikietis Hotonas, kuris jau nusiėmė 8 kamuolius. 10 taškų, 8 atkovoti kamuoliai ir 4-4 pagal atkovotus kamuolius prie vieno ir prie kito krepšio. Žiūrint į Nevėžio komandą, Bilertas, kaip ir minėjau, jau 6 atkovoti kamuoliai, Rėjus Deivisas 7, 6 kamuolius atkovojo Kemforas ir 5 Monro. Tikrai šiandien stengiasi ir labai taip įnirtingai žaidžia tie Nevėžio krepšininkai, kurie daug minučių gauna. Kemforas jau 30 minučių, Monro taip pat jau 30 minučių. 27,5 Kliujevo sąskaitoje, Rėjus Deivisas
žaidė 26. Bilertas dabar jau 23, Volkus 14, o Kumelis 10,5. Taip realiai 5 žaidėjais. Galima sakyti, kad šiandien verčiasi Virginijus Sirvydis. Volkus padeda kiek gali, su tuo, kad šiandien nėra visiškai sveikas, reikėtų surišti tai. Volkus taškų kol kas nėra pelnęs, 2 kamuolius atkovojęs, o Kumelis taip pat be taškų, 1 metimą atlikęs ir 1 rezultatyvų perdavimą šiandien komandos draugam taip pat atlikęs. 64-62. Nevėžio komanda pirmauja 2 taškais. Monro metimas ir pataiko Markusas Monro. 66-62. Monro bando tempti savo komandą į priekį. Apskritai, amerikiečiai šiandien žaidžia sėkmingai. Jeigu per pirmosius 2 kėlinius Tomas Rėjus Deivisas taškų nesurinko, tai 10 pelnė antroje rungtynių pusėje, o Kemperas ir Monro šiandien yra pelnę po 17 taškų. Atsako Tarvas taiklių metimų 66-64. Umbraško netrukus pasirodys aikštėje. 2-2 dabar bando Kemperas su Bilertu, atmestas kamuolys atgal, Monro. 8 sekundės iki atakai skirto laiko pabaigos, Monro siaučia ir tolimas metimas netaiklus per varžovo rankas. Liečia kamuolį koją Monro ir galima sakyti, kad savo klaidą ištaiso. Greitos atakos Tarvos ekipai nepavyko surengti, Umbraško grįžta į aikštę, keisdamas Soką. Paistė turi 4 pražangas. Nevėžio gretose Volkus jau seniai su 4 pražangomis, bet 5-osios negauna. Ir tai gerai, žinoma, yra Virginijus Sirvydžiui ir jo komandai. Reilly Rosas pašokdina Monro ir lengvai susitvarko su varžovo gynyba. Ir pelno 16 tašką Reilly Rosas. Jis rezultatyviausias Tarvos ekipoje, 13 taškų pelnė Paistė, 12 Hotonas ir 10 Sokas. Kliujevas, Monro, 8 sekundės iki atakai skirto laiko pabaigos. Dar kartą perdamas į kraštą, 3 sekundės, Kliujevas, metimas netaiklus, Bilertas atkovoja kamuolį ir 2 taškai su pražanga, labai svarbus taškai. Ir Bilerto sąskaitoje 14 taškų ir labai ilgai Bilertas taškų nebuvo pelnęs nuo antrojo kėlinio. Dabar 2 taškai ir dar plus 1 ekstra taškas bus galima 1 ekstra tašką pelnyti. 68-66. Nepataiko baudos metimo Bilertas ir vėl buvo išvedęs ir yra išvedęs Nevėžį į priekį Bilertas. O Tarvos ekipai po ilgos pertraukos buvo pavykę išlyginti rezultatą. Sokas į baudos aikštelę atgal ir čia bandymas veržtis vėl prie krepšio Jurtomo. Ir Nevėžis apsigina dar vieną Tarvos komandos klaidą. Nevėžis 14 sykių pametė kamuolį šiandien, o Tarvas suklydo 11. Ir norėjo dabar perdavimo Bilertas. Perdavimą atliko Monro ir dar viena Nevėžio komandos klaida. Ir Volkus keičia Bilertą. Jaunai Nevėžio krepšininką, apskritai jauna yra Kėdainių komanda. Patirties tikrai, sakyčiau, stinga Andrius Aleksandrovas, tos patirties įneštų, 28 metai jam, bet jis šiuo metu yra traumuotas. Vaidotas Volkus yra vyriausias žaidėjas Nevėžio ekipoje, yra ir komandos kapitonas. Volkui šiuo metu yra 29. Tolimas metimas netaiklus, atkovoja kamuolį Reilly Rosas ir pražanga prieš jį. Ir Nevėžiui tai yra 3 komandinė. Tarvas yra prasižengę 4 kartus. Paskutinėjame ketvirtyje minutės pertraukėlės gestą rodo Tomas Jasevičius, taigi ji yra skelbiama. At the basketball court, the fastest is the winner. Everyone wants the opponent only to see one's back. Equipped with TP9 Peak Gradient Acceleration Technology. Freely break through the opponent's defense. Control the court with the speed. Now, pick up the ball, equipped with TP9 with the speed, hit all the court.
TP9, quickness. I can play, peak. Šiuo metu vyksta dar vienas Baltijos krepšinio lygos rungtynės ir pusė jų yra sužaista. Pirinto namie žaidžia su Pieno žvaigždėmis ir 38-37 laimi Tamperės komanda iš Suomijos. Bet žinoma, dar tik pusė rungtynių sužaista. Niekas ten dar nėra aišku kaip ir čia. Kol kas 68-66. Ir ketvirtoji pražanga dabar jau Monroe įrašyta. Ketvirtoji komandinė Nevėžiui. Ir pavojaus signalas Virginijui Sirvydžiui. Dar vienas Volkus su 4 pražangomis išsilaiko aikštėje nuo antrojo kėlinio. O Markusas Monroe pasižiūrėsime, kaip jam seksis. Šiandien tikrai daug žaidžia Monroe, daug rungtyniauja ir tautietis Kemforas. Jie abu aikštėje yra pabuvę po beveik 33 minutės. Tai tikrai yra milžiniškas skaičius, nes dabar yra 36 minutė. Vos 3 minutės poilsio gavo ir vienas ir kitas. 68-68 visiška lygybė ir 4 minutės su pusė lieka iki ketvirtojo kėlinio pabaigos. Prasideda ta tikroji atomazga, tos pačios įdomiausios ir įtempčiausios minutės Kėdainiuose. Šiandien Nevėžis siekia pirmosios pergalės, o Tarvas tų pergalių turi porą, vieną pralaimėjimą. Tolimas metimas, Monroe nepataiko ir ima kamuolį Hotonas, per daug nesistengia dabar dėl kamuolio kovodamas. Patiktas Volkus mato, kad jo net kovos ir nespaudžia varžovą, nes 4 pražangas turi, o Volkus tikrai yra svarbus, kad ir tiesiog traumuotas žaisdamas. Soko metimas netaiklus ir kas atkovos kamuolį, atkovoja Nevėžis, labai svarbu, bet vėl perdavimas į niekur ir Kliujevas dabar pagirtinai žaisdamas ir pasiaukojam čia rungtyniaudamas išlaiko kamuolį savo komandai. Kemforas. 12 sekundžių iki atakai skirto laiko pabaigos. Netrukus aikštėje pasirodys ir Deividas Kumelis. Nevėžio komandos penkete, 5 sekundės lieka ir dar kartą perdavimas tiesiog labai netikslus ir nepamato Kliujevas, kad lieka vos 1 sekundė ir padovanotas kamuolys varžovams. O tai yra tikrai labai svarbi ataka, nuo kurios sugebėjo apsiginti Tarvos komanda. Ir dabar kamuolį turės Estai. 68-68. 3 minutės su pusė iki ketvirtojo kėlinio pabaigos. Reiliai Rosas negauna kamuolio, Sokas nusprendžia ataką užbaigti pats. Metimas netaiklus, Volkus kamuolį atkovoja ir nepaisant to, kad šiandien be taškų, tikrai to juodo darbo atlieka daug. Ir atkovoja kamuolių ir leidžia pailsėti Bilertui. Volkus. 10 sekundžių Nevėžio komandos atakai. Metimas netaiklus, kova dėl kamuolio ir Kumelis liečia kamuolį paskutinis. Tas kamuolys lekia už aikštės ribų. 1 minutės pertraukėlės yra paprašęs Virginijus Sirvydis, dar turi porą. O Tarvas strategas Andresas Soberis yra išnaudojęs 2 minutės pertraukėlės. Po pertraukos lygiai 3 minutės. Dabar jau lieka iki ketvirtojo kėlinio pabaigos. Laikas, žinoma, yra labai svarbus. Ciprusas užspaustas. Kamuolys už aikštės ribų, Reiliai Rosas. Sokas grąžins kamuolį į žaidimą. 11 sekundžių lieka šiai Tarvos atakai. Tikrai kaip prikibęs dabar buvo Kumelis. Neleido išsimesti lengvai kamuolio savo varžovui. Reiliai Rosas, 4 sekundės lieka ir Roso sudėtingas metimas netaiklus. Atkovojo kamuolį Volkus. Dar vienas Volkaus labai svarbus atkovotas kamuolys. Trečiasis. Tik, bet tikrai labai svarbus. Iš 3 taškų zonos meta Kliujevas. Metimas netaiklus, vėl lieka lygybė. 68-68. Ir perima kamuolį dabar Kemforas. Tomas Reis Deivisas. Kemforas nurūksta į priekį. Perdavimas būtent jam ir Kemforo taškų nėra. Tarvas kamuolį atkovoja ir 2 minutės 8 sekundės lieka Umbraško. Labai patyręs krepšininkas ir jis, žinoma, tokius metimus turi pataikyti.
naudoti savo patirtimi ir šaltais nervais. 71-68. Tarvos komanda pirmauja ir minutės pertraukėlės. Dabar jau prašo Virginijus Sirvydis. Lieka 2 minutės ir 3 sekundės iki ketvirtojo kėlinio pabaigos. Gali būti šiandien ir pratęsimas. Neatmeskime šio varianto, o Umbraško tikrai labai svarbu tolimo metimo pataikė. Šiandien Latvis kol kas savo komandai yra pelnęs 7 taškus. Ir tikrai tas tritaškis buvo labai svarbus, 4 atkovoti kamuoliai, o Hotono šiandien sulaikyti nepavyksta. Nevėžio ekipai, nepaisant to, kad 12 taškų yra pelnęs, tarkime, Reilly Rosas, kitos amerikietis yra surinkęs 18, bet dar Hotonas yra atkovojęs ir 12 kamuolių. 13 taškų, Paistės sąskaitoje, Sokas yra surinkęs 10, o žiūrint į Nevėžio ekipą po 17 taškų pelnė Monro, 5 atkovoti kamuoliai. Taip pat 17 taškų Kempforo sąskaitoje, 8 atkovoti kamuoliai, 5 rezultatyvūs perdavimai. Tikrai per tas 36 minutės labai naudingai žaidė Kempforas, tiesa 5 klaidos yra jo sąskaitoje, buvo tokių neapgalvotų sprendimų, tokių rizikingų perdavimų. 14 taškų pelnė Bilertas, kuris dar atkovojo ir 7 kamuolius. 10 taškų, 7 atkovoti kamuoliai Rejaus Deiviso sąskaitoje ir 10 pelnė Aleksandras Kliujevas. Ir prieš paskutinę rungtynių minutę prasideda rungtynių, kuriuose tikrai pergalė būtų svarbi. Nevėžio ekipai jų stinga paskutiniu metu, tiek Lietuvos krepšinio lygoje, tiek Baltijos krepšinio lygoje. Prie 3 taškų zonos Kempforas. Stato užtvarą Kliujevas, perdavimas, taškų nėra, ajajai, kaip dabar reikėjo šio dvitaškio Nevėžio ekipai. Bilertas nusprendė mesti nenusileidęs ant žemės ir po to, žinoma, susiėmęs už galvos, nusivylęs Bilertas. Bet yra taip, kaip yra. Deividas Kumelis laimi dvikovą ir laimi kamuolį savo komandai. Ir labai svarbi ataka. Nevėžio ekipai Kumelio perdavimas iš 3 taškų zonos nemeta dabar Kliujevas. Į kraštą amerikiečiui, čia Monro atgal Kliujevui. Vėl amerikietis. 14 sekundžių iki atakai skirto laiko pabaigos. Kempforas, Kumelis ir tolimas metimas netaiklus. Nepataiko dabar Kumelis, galėjo pelnyti pirmuosius taškus šiandien, bet kokius svarbius. Deividas Kumelis, jaunas krepšininkas. Jam šiuo metu yra vos 19 metų ir tikrai labai svarbu tritaškį galėjo pataikyti. Kiti jauni jo komandos draugai, Medas Kuprijanovas, kuris yra dar metais jaunesnis, 18 metais, ar Tomas Miknevičius, 20 metais, šiandien net nežaidė, o čia kokį svarbų metimą pataiko Reilly Rosas ir bijau pasakyti tai, kad šiandien gali Nevėžis ir jau nebeatsigauti. -6 minutės pertraukėlė. At the basketball court, the fastest is the winner. Everyone wants the opponent only to see one's back. Equipped with TP9 Peak Gradient Acceleration Technology. Freely break through the opponent's defense. Control the court with the speed. Now, pick up the ball, equipped with TP9 with the speed, get all the court. TP9, quickness. I can play. Peak. Paskutinės 56 sekundės lieka iki ketvirtojo kėlinio pabaigos, galbūt dar ne iki rungtynių pabaigos. Matysime, kaip viskas susiklostys šiuose rungtynėse ir grąžins kamuolį į žaidimą Nevėžis, kuris turi 6 taškų deficitą ir tikrai labai gerą atkarpą sužaidė Reilly Rosas. Tarvos komandos amerikietis, kuris šiame sezone Baltijos krepšinio lygoje vidutiniškai pelno po 17 taškų per tas 2 žaistas rungtynės ir šiandien 21 taškas, 2 svarbus tolimi metimai, o čia Rytis Bilertas pelno taškus ir mažina deficitą iki 4 taškų, 70-74. Sokas su kamuoliu ir reikia dabar jau Nevėžio komandai apsiginti. Sokas, prieš jį Kuprijanovas, prieš jį Kumelis. Soko perdavimas į kraštą, tolimas metimas ir nepataiko dabar Tarvas, kova dėl kamuolio, jį nusiima Kliujevas, Nevėžio viltis dar yra gyvos. Čia tolimas metimas, meta ir nepataiko dabar Kempforas, kaip reikėjo šių taškų, atkovojęs kamuolį. Atrodė, kad pelno taškus dabar Bilertas, bet taškų nėra ir pražangų taktika renkasi vis dėlto Nevėžis, rodo nykštį pakeltą į viršų Andresas Soberis.
Jis patenkintas, kaip žaidžia jo komanda rungtynių pabaigą ir kodėlgi ne, nes šiandien Tarvas siekia dar vieno laimėjimo. Minėjau rezultatus Nevėžio šiame sezone, o kalbant apie Tarvas ekipą, paskutinės rungtynės laimėtos prieš Liepojos Stribet komanda namie 89-65. O praėjusį mėnesį, tai yra spalį, Tarvas įveikė Maskvos Dinamo komandą 83-77 ir namie ir laimėjo prieš Raplos komandą. Ir pralaimėjo Raplos komandai tas pirmasias rungtynės 90-95. Perima kamuolį dar Tarvas. Šiandien tikrai laimėjo tokią labai sudėtingą kovą, tikrą nervų karą. Labai ilgai Nevėžis buvo priekyje, bet galbūt ir jėgų pritruko, nes šiandien mažai krepšininkų buvo Nevėžio ekipoje. Atidavė daug jėgų amerikiečiai, atidavė daug jėgų lietuviai pagrindiniai, kurie šiandien buvo Nevėžio ekipoje. Ačiū šiai komandai už kovą ir tikrai už gražų reginį, daug įspūdingų, efektingų momentų, bet to šiandien buvo maža. Tarvas komanda buvo stipresnė rungtynių pabaigoje, išsaugojo daugiau jėgų, turėjo ilgesnį atsarginių žaidėjų suolą ir įsirašo trečiąją pergalę. 76-70. Sveikiname su jie estus. Ačiū, kad stebėjote šias rungtynes. Gerą vakarą bei iki.